Žaidėjas atstovaujantis Transinvest ekipai. Dabar geras toks išmetimas ir čia pavojinga situacija. 1-1, bet kamuolys lekia Kalimulin. Perdamas į dešinį kraštą. Ataka tęsi, čia kažkaip be priežiūros buvo paliktas 17 numeris. Visa grupė prie 11 metrų žymos, išsilaksto kas kur, vėl kamuolys ant žemės ir vėl prie jo pirmi estai, bet vėl atimam kamuolį. Pavojinga situacija, smūgis, gelbsti vartininkas, dar vienas smūgis, gynėjas ir gana kibios varžovų gynybos, Tomaševičius, Usavičius. Gali Jonas ir žaisti 1-1. Perdavimas, labai neblogas perdavimas ir būtent prie pirmo viršo šiek tiek toliau. Skriejo kamuolys, Usavičius. Galima žaisti toliau. Adrian Lickūnas kairėn, Garbaliauskas, prie jo gynėjas, pavėja kamuolį Nedas, bet perdavimas jau prie kamuolio. Įvartį, aidi skanduotės, link tolimo virpsto kamuolys ir įvartis. Įvartis štai taip. Paprašė žiūrovai, negi gaila ir atrodo Nojus Vytis Audinis. Atsidūrė reikiamoj vietoj. Turbūt dauguma lietuvių žaidėjų tikėjosi, kad kai sušvilpė Dovydas Švėgžda, kad bus švilpukas į kitą pusę, bet teisėjas švilpuką davė dėl to, kad ranka, oi koks momentas ir kaip sužaidžia Motiejus Šaplo situacija. Na, bet ir Maksimas Kalimulinas ir dar keli estų atakuojantys žaidėjai parodė, kad estai gali ne tik gintis, estai gali ir gana pavojingai atakuoti. Dar viena situacija ir rezultatas tampa 1-1. Tarsi išgirdę mano žodžius, 11 numeris. Tony Varjun smeigia Vinį iš už baudos aikštelės ribų. Baltijos taurėje kalbu apie, aišku, apie nacionalinių rinktinių lygmenį yra vienas seniausių epizodų, ar čia bus kortelių? Čia bus kortelių, raudona kortelė 6 numeriui. Enriko Kajeri, raudona ir neblogas pakėlimas. Kampinis, Vojtinovičius. Ir Jonas gali įvertinti šio fiziškai galingai atrodančio gynėjo žaidimą. Gana aštriai atakuoti. Aišku, vienas kitas sėkmingas epizodas gali situaciją pakeisti. Usavičius baudos aikštelės, smūgis ir šalia vartų. Abiejų komandų žaidėjai turėtų bent jau praleisti Estijos aikštės pusę. Jonas Usavičius, koks perdavimas. Na ir čia jau griebėsi už galvos. Lickūnas 8, Nikita Pavlovskiai, 9 Nedas Garbaliauskas, 11 Regner Krot ir 17 Jonas Usavičius. Estų ekipa atakuoja ir gana taip praranda dabar kamuolį mūsų ekipos gynėjai. Kalimulinas gali smūgiuoti, tą ir daro. Kalimulinas mes į mūšį Reinvaldas Bro. Čia matome, kaip tvarkosi su kamuolį Tony Varjundas. Vienas prieš kelis žaidėjus. Na ir kiek fiziškai stiprus žaidėjas. Smūgis. Jonas Leibus. Kairė pusė. Geras perdavimas į kairę pusę. Ir čia jau gali veržtis mūsiškiai. Gera ataka. Perdavimas. Na, Lickūnas. Ai. Lickūnas. Kaitis. Kairėn. Į baudos aikštelę atrodė, kad jau atsiplėš. Geros varžovas. Adrian Lickūnas. Tarsi provokuoja varžovų žaidėją. Lickūnas, geras perdavimas. Ir gyvenimo lietuvių gynybai taip pat nėra. Adrian Lickūnas. 2-7 numeriai.
Vickūnas, perdavimas, prašoko Usavičius, toliau tęsia ataka, baigėsi smūgiu. Vaizdas, kurį matėme ne vieną ir ne du turbūt kartus. Smūgis jau tai yra! Tai yra ko gero pergalė. 7 numeris berods Adrianas Vickūnas ir atsiduria komandos draugų glėbyje. Na, jeigu tai nieko jau neįtikėtina. Medicinos personalo įsikišimai, neblogas perdavimas, Vaitinovičius kamuolį išmuša. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas, sveikinimai Lietuvos U19 rinktinė.